klausimas vyrams. Nu, tai spėju čia nuo moterų klausimas. Ne? Klausimas be jokio pykčio ir pašaipos. Okay? Tik su nuoširdžiu noru sužinoti, kaip jums taip lengvai pavyksta paleisti, bent jau didžiai daliai, senus santykius. Ir kodėl? Jeigu daug metų buvote su viena moterim, išsiskyrėte ir per trumpą laiką, arba dar būnant santuokoje, jau randate kitą. Kaip jums atrodo, koks jausmas? Negi nieko nebelieka buvusiai partneriai. Iš tiesų taip lengvai paleidžiate ir nustojate mylėti. Pirmiausiai, mielos damos, nustokit galvoti, kad vyrai tokie patys kaip jūs. Mes nežmoniškai skirtingi. Ir jeigu jau vyras sutiko su santuokos griūtimi, ne, kurią dažniausiai įtakoja moteris, inicijuoja 60% skyrybų, iniciatorės yra moteris, čia pagal statistiką. Ir vyrai sutinka su griūtim tuo atveju, kai ta santuoka jau yra minimum kokius metus ar 2 metus neegzistuojanti. Ne? Ką reiškia neegzistuojanti? Tai reiškia, kad jau kokius tos metus, 2 metus jisai yra nereikalingas, jisai jaučiasi, kad yra nereikalingas, jisai yra negerbiamas, jis gyvena nepagarboj, jis jaučiasi nelaimingas. Ir tai yra tai turi trukti ilgą laiko darbą. Nes vyras yra toks padaras, kuris niekada neremontuos to, kas veikia. Ta prasme, moterys, jūs, kad ir veikia, bet reikia pagerinti. Kad ir yra, turim, bet reikia geriau, reikia dar geriau. Tokia yra jūsų biologija, čia nėra ko nei pykti, nei stebėtis, viskas tvarkoj. Sveika moteris tokia ir turi būti, dėl to mes vyrai jūs ir mylim. Bet aš apie tai, kad vyras yra visiškai priešingas sutvėrimas. Jisai niekados neremontuos to, kas gerai veikia. Ir jeigu jūsų santykiai gerai veikia, ne? Jisai rodo jums dėmesį ir jūs atliepiat, jūs esat dėkinga, jis rodo, jis kažką stengiasi daro dėl jūsų, jisai gauna padėką, jis vertinamas už tai. Joks vyras negriaus tokių santykių. Tai puikiai vieta gyventi. Bet jeigu grįžęs po darbo, jisai dar turi darbo namie peštis su pikta žmona, nepatenkinta žmona, su su pagiežinga žmona, su žmogum, kuris visą esybę spinduliuoja neapykantą jam. Žodžiu, jisai darbe kariauja, grįžta namo ir vėl kariauja. Tai čia ne santuoka. Čia yra vergovė, iš kurios būtų gerai išeiti. Ir viskas, ir tas jau parašiuko padėjimas, kad viskas išsiskyrėm, tai yra jau išėjimas iš to, ko seniai nėra. Šeimos nėra, nebėra, viskas. Ačiū, viso gero, laisvė. Tai kodėl jisai turi dabar gedėti? Aš ją taip, taip. Mes galim pagėdėti, mėly vyrai, ne? Bet mes gėdėjom dar būdami santuokoje. Mes dar būdami santykiuose tuose mes gėdėjom tos moters, su kuria susipažinom, gėdėjom tos moters, kuri mums rodė, kokie mes nuostabūs, kas buvo prieš vestuves. Mes gėdėjom.
va ten tie 2 metai to gedulo praėjo. Dabar parašas padėtas, viskas aš laisvas. Kokie dar gedulai? Taip, mes mylim, mes beprotiškai mylim. Ir, žinot, kaip paimkit mažą šuniuką, ne? Kol jūs jį glostot, jį šeriat, jis už jūs gyvybę atiduos. Bet jeigu jūs jį pradėsit spardyt, jis dar vis bandys prieiti prie jūsų, bet po kurio laiko jūsų bijos. Ir nuo jūsų slėpsis, nuo jūsų bėgs. Vyrai maži šuniukai. Viskas. Jeigu jūs jį spardot, ko jūs tikitės? Mylos damos. Taip, kad santuoka griūna ne tada, kai parašomas parašas. Parašas padedamas tada, kai santuoka jau seniai sugriuvo. Ir, negalvokit apie vyrus kaip apie save. Ir mes vyrai turėtume negalvoti apie jūs moteris kaip apie save. Nes mes žiauriai skirtingi. Tikiuosi atsakiau.